Atidarydama parodą Lietuvos Respublikos prezidentė pasakė: Atrodo, jau pradedame lietuvišką žiemą, šiek tiek šlapę, šiek tiek dar netikra, bet užtat paroda tai tikrai tikra. Ir labai džiaugiuosi dėl tų, kurie sugebėjote atvažiuoti iš pat ryto, nes paroda yra be galo svarbi. Kaip svarbi ir svarbiausia yra mums mokykla. Kiekvienam iš mūsų, kuris gimėme čia, užaugome čia ir baigėme mūsų mokyklą. Nebereikalo šiandien švenčiame šiemet, visus metus skiriame mūsų labai garbingam žmogui, kurį visi prisimename ir vertiname, gerbėme ir cituojame. Tai Meilė Lukšienė. Be jos nebūtų šiandieninės mokyklos. Todėl, atidarydama šią parodą ir globodama ją, noriu pasveikinti visus pirmiausia mokytojus ir aišku jų mokinius. Šiuolaikinis pasaulis keičiasi didžiuliu greičiu. Ir šitą jau matome visi, apie tai kalbėjo ir Meilė Lukšienė. Modernios technologijos, milžiniškas naujos informacijos srautas, naujos knygos ir kompiuterinės programos skatina mokyklą atsinaujinti, keistis ir tobulėti. Tačiau jokios technologijos nepakeis gero, vienintelio mokytojo. Todėl ateities Lietuvos pagrindas yra kūrybingas, iniciatyvus, inovatyvus mokytojas. Šiuolaikiniai Lietuvai reikia ir šiuolaikinio mokytojo. Tik nuo jo priklausys, kokią mokyklą turėsime ir kokius mokinius taip pat. Todėl tikiu, kad Lietuvos mokytojai puikiai perima pažangias verslo, mokslo, kultūros naujoves ir sugeba išugdyti motyvuotą, mąstantį, o svarbiausia, kūrybingą mokinį. Taigi ši paroda supažindina su naujausiomis idėjomis ir jas įgyvendinti padedančiomis technologijomis. Be jų tikrai moderni mokykla neįmanoma, kaip neįmanoma ir moderni Lietuva. Todėl linkiu įdomios parodos visiems, naudingos parodos visiems, o svarbiausia, kad sugebėtumėme pamatyti naujoves, sugebėtumėme jas įgyvendinti, o svarbiausia jomis patikėti, kad jos gali būti naudingos. Taigi visiems linkiu sėkmės ir džiaugiuosi, kad tokia paroda atsidaro. Ačiū. Per ateinančias 3 dienas mes pamatysime daug ir visokių įdomių, naujoviškų dalykų, lemiančių mokyklos ateitį. Pamatysim naujas mokymo priemonės, pamatysim naujas idėjas, mokslinę laboratoriją, skaitmeninius vadovėlius. Iš tikrųjų, švietimo sistema stengiasi žengti kartu su technologijų pažanga, gal ne visada jai taip sekasi, kaip norėtųsi. Ką mes iš tikrųjų skatiname ir tie, kurie sekate mūsų leksiką, tikrai girdite, kad labai aktyviai agituojame domėjimąsi gamtos mokslais. Kompiuterizuota klasė. Po parodos atidarymo garbingi parodos lankytojai vertino kompiuterizuotos klasės privalumus. Klasmeitų kompiuterinė klasė. Klasmeitai tai specialiai mokyklai sukurti nešiojamieji kompiuteriai. Jų korpusai atsparūs išoriniams smūgiams. Kompiuterio ekraną galima persukti ir ant jo rašyti specialiuoju pieštuku. Naujosios kartos klasmeitų ekranus galima naudoti be stacionariosios klaviatūros. Gausi įvairiausių spausdintuvų pasiūla. Trimatis spausdintuvas. Jis atspausdina erdvinę kompiuterio ekrane pasirinktos figūros formą.
Mobili gamtos mokslų laboratorija. Ji įrengta vilkiko priekaboje. Prie durų įrengtas liftas. Apsilankius viduje, visai neatrodo, kad esame automobilio priekaboje. Čia įrengti įmantrūs įrenginiai, kompiuteriniai tyrimo prietaisai, mikroskopai. Visos darbo vietos kompiuterizuotos. Kompiuterių darbą užtikrina serveris ir bevielis ryšys. Termovizorius. Ekrane rodomas šiluminis fizikinių kūnų vaizdas. Laboratorijos vidus gerai apšviestas. Be to, prie kiekvienos darbo vietos įrengtas individualus apšvietimas. Šaldytuvas skirtas biologiniams tyrimams. Visoje patalpoje įrengta ventiliacinė šildymo sistema. Įmontuota įgarsinimo sistema. Autonominė vandens tiekimo sistema. Nuotekos surenkamas į vandens rezervuarus. Elektrą gamina automašinoje įrengtas generatorius. Pagrindiniai laboratorijos renginiai valdomi iš sienų įmontuoto pulto. Naujosios technologijos taikomos įvairiose mokykloje aktualiose srityse. Tačiau švietimiečiai norėjo žinoti, kaip naujosios technologijos taikomos ugdymo procese. Gamtos mokslų dėsnių tyrimo kompiuterinis įrenginys. Eksperimento metu fiksuojami matavimai, grafiškai vaizduojami kompiuterio ekrane. Naujausias šio įrenginio modelis – planšetinis kompiuteris su kompiuterinė laboratorija. Šiame įrenginyje įmontuoti 7 vidiniai jutikliai ir 4 jutikliai vienu metu gali būti prijungti išorėje. Galima įsigyti kompiuterinę laboratoriją be ekrano. Šiame įrenginyje įmontuoti širdies ritmo, temperatūros, drėgmės, apšviestumo, ultravioletinių spindulių, atmosferos slėgio jutikliai. Prie jo vienu metu galima prijungti 4 išorinius jutiklius. Įrenginys matuojamus duomenis į kompiuterio ekranus gali siųsti bevielių ryšių. Parodoje buvo galima rasti ir įprastinių demonstracinių priemonių. Mikroskopinius objektus galima stebėti įprastu būdu, tačiau galima ir kitaip. Mikroskopinis objektas fokusuojamas į okuliarą, o prie jo įmontuota vaizdo kamera šį objektą bevielių ryšių persiunčia į kompiuterio ekraną. Prie teleskopų taip pat įmontuoti elektroniniai įrenginiai. Gamtos mokslų dėsniams demonstruoti siūlomi įvairiausi mokymo priemonių rinkiniai. Pramoninių robotų programavimo mokymo priemonė.
Kai kurios vadovėlius jau galima įsigyti tiek spausdintinius, tiek skaitmeninius. Šiuolaikiniai mokyklai reikalingi ir naujoviški baldai. Dailės pamokoms skirtas darbo stalas. Šiam darbo stalui duodama net 10 metų garantija. Stalas kėdė. Šis universalus baldas idealiai tinka konferencijų patalpose. Šios baldus patogu ir sandėliuoti, nes vieną ant kito galima sudėti 12 vienetų. Kompiuteriams skirtos priemonės. Konstruktorių pasaulis. Siūlomais rinkiniais galima sumontuoti įvairius mechanizmus. Draugiškasis NAO robotas. Jo aukštis 58 cm, svoris 4,5 kg. NAO reiškia emocijas, panašiai kaip 1 metų vaikas, rodo jausmus, gestais ir pozomis. Moka šokti, atkurti garsus, reaguoti kitų žmonių veiksmus. Robotas lengvai programuojamas, interaktyvus ir autonomiškas. Manoma, kad šios serijos robotai galėtų padėti intelektualiam ikimokyklinio amžiaus vaikų vystymuisi. Gaila, bet senieji amatai pritraukia labai nedaug jaunųjų parodos lankytojų.
Kur kas visus labiau domino techniniai eksponatai? Bei įvairiausi gamtamoksliniai eksperimentai. Bet tai natūralu, tai mūsų ateitis.